Čia yra žaidimų kultūros festivalis Game-On ir mes šiuo metu esame KTU stende, kadangi KTU yra jau praeitais metais per parodą buvo vystyta tema, kad KTU yra Lietuvos žaidimų kaip lopšys pradininkas. Tai mes tiesiog jaučiame kaip ir garbę dalyvauti ir net būtinybę dalyvauti šioje parodoje. Norime pristatyti jaunimui viską, ką mes turime geriausiai. Technologijų prasme tai pagrindė yra virtuali realybė, robotika ir paprasti žaidimai, kurie yra skirti lavinti smegenims. Šių metų KTU tema Game-On'e yra sužaidiminimas, todėl mes labai norime atskleisti įvairiom pusėm, kaip pritaikyti žaidimus kiekvieno iš mūsų tobulėjimui. Tai yra, kaip gali tobulėti moksleiviai, kaip gali tobulėti įmonės, kaip gali tobulėti apskritai visa Lietuva ir šalis, nes mes visą tai darome dėl pramogos, tačiau jeigu tai darytumėm dar ir su kilniu tikslu, tai rezultatai gali būti labai geri. Šiuo metu čia vyksta Game-On'o renginio metu dirbtuvėlės, KTU dirbtuvėlės, jos skirtos animuotai personažų istorijai sukurti. Ką jie čia veikia, tai jie savo turimomis priemonės, tai šiuo atveju mobiliais telefonais, fotografuoja savo sceną, savo sukurtą sceną iš Lego kaladėlių ir bando sukurti animuotą personažų istoriją. Šiandieną susirinko daugiau negu 50 moksleivių ir visi turėjo susikūrę savo komandą. Komanda dažniausiai sudarė nuo 3 iki 4 moksleivių. Patys moksleiviai sukūrė komandos pavadinimą ir išsirinko savo Lego personažą. Moksleiviai išmoks šiokią tokią technologiją, kaip kurti animaciją. Turės vieną variantą, taip pat skatinamas kūrybingumas ir šiaip gerai praleistas laikas. Tokios dirbtuvės iš tikrųjų manau, kad gali būti pritaikomos įvairiose kontekstuose. Iš tiesų, netgi tarp komandų man pačiai teko pastebėti, kad kuria ne tik filmukus, kažkokią personažo istoriją, bet kuria ir reklamas. Tai iš tiesų, sakyčiau, netgi ir marketingo studentams turbūt būtų geras iššūkis sukurti reklamą, remintis tokiu pačiu principu. Galbūt ne su Lego detalėm, ar ne? Galbūt panaudojant kitus personažus iš reklamos. Iš tiesų, tai puikiai idėja ir kaip rodė atsiliepimai pačių moksleivių ir netgi kai kurie moksleiviai turėjo tėvelius, tai tėveliai buvo nustebę ir jie sako, mes norim ir ateityje dalyvauti.